Sveiki visi. Na štai ketvirtasis mūsų susitikimas ir aš labai džiaugiuosi visais ir kiekvienu iš jūsų, kurie esate čia. Tai man rodo, kad jūs turite meilės kupiną širdį, net jaučiančią ir trokštančią savo artimųjų ar pažįstamų ar mylimų žmonių išgelbėjimo ir kad jie turėtų galimybę pažinti Jėzų Kristų. Tai išties pripildo mano širdį begalinio dėkingumo, džiaugsmo ir tikėjimo, kad šis pasaulis vis dėlto yra kupinas gerų žmonių. Aš suprantu, kad kai kurie iš jūsų galbūt norėtų greito recepto, kelių žodžių maldos ar instrukcijos greitos, kurią jūs sukalbėsite keletą vakarų iš eilės ir štai įvyks kažkoks tai greitas stebuklas. Žinoma, būna ir tokių atvejų. Tačiau šis mano video serijų kursas ne apie tai. Tai yra kelionė, į kurią aš jūs kviečiu ir ji yra transformuojanti gyvenimus kelionė. Ji kviečia į užtarimą mūsų artimųjų dėl jų išgelbėjimo, bet taip pat nepalieka mūsų tokiais pačiais, kokie mes šią kelionę pradėjome. Taigi dėkoju visiems, kurie toliau manęs klausotės ir turite kantrybės, ištvermės ir atkaklumo eiti su manimi toliau šio pažinimo keliu. Taigi, gal jums yra tekę girdėti tokį posakį arba galbūt netgi patirti tai savo gyvenimo eigoje arba girdėti iš kitų žmonių arba iš kažkokių istorijų, kurie yra atsitikę mūsų šalyje, kad valdžia yra visada teisi. Ir kaip bebūtų gaila, kartais tai yra gerai, bet kartais tai nėra blogai. Kokia bebūtų valstybinė sistema, ar tai yra demokratija, ar tai yra totalitarinis valdymas, ar tai yra kažkoks despotas ar ne, kuris vienas karaliauja, visada, ką valdžia nusprendžia, tai yra privaloma vykdyti visoje šalyje visiems gyventojams, ar ne? Teisinėse valstybėse tai vyksta per įstatymų sistemą, ar ne, yra prezidentas, yra parlamentas, kurie svarsto ir priiminėja įstatymus, tada tos įstatymus privalo vykdyti visi šalies gyventojai. Ir yra įstatymų vykdymo institucijos tokios kaip policija arba netgi karinės struktūros, ar ne, ir jeigu kas nors priešinasi vykdyti įstatymą, tai įsikiša šitos valdžios galios institucijos, policija, tarkim, ir prievarta, jos turi teisę naudoti prievartą ir įgyvendinti toje šalyje galiojančius įstatymus arba šalies vadovo priimtus kažkokius nurodymus arba sprendimus. Taip pat yra teisinė valdžia, teisinėse valstybėse yra teisinė valdžia, kuri yra atskirta nuo parlamento ir normaliai gerų atveju ši valdžia, ši institucija turėtų tikrinti, kad visi sprendimai priimami valstybėje, tai yra įstatymai, visi atitinka pagrindinį šalies įstatymą, tarkim, konstituciją, ar ne, kad jie neprieštarauja tam, kas buvo priimta kaip pagrindas tai valstybei, tai šaliai įsikuriant. Tai yra nuostabu, kada viskas šalyje funkcionuoja tikrai labai gerai, teismų sistema yra teisinga, valstybės įstatymus leidžianti sistema priima teisingus įstatymus, kurie nepažeidžia nei vienų teisių, kurie neprieštarauja bendram teisingumo jausmui. Ir kai teismai ir teisėjai priiminėja teisingus sprendimus įvykus kažkokiam konfliktui tarp keletos piliečių valstybės ir yra tikrai apginamos teisės tų, kurie yra skriaudžiami, o ne atsitinka taip, kad tos institucijos tampa korumpuotos ir pradeda priiminėti sprendimus ne tokius nepriklausomus ir neįtakotus jokių kažkokių suinteresuotų grupių ar asmenų, bet pradeda priiminėti sprendimus palankius kažkam, tai kas jiems patinka, ar ne, kas jiems davė pinigėlių, kyšį kažkokį tai, arba ką jie patys prijaučia savo širdyje, kažkokius vienokius ir kitokius įsitikinimus turi, ir jie pradeda priiminėti sprendimus, ne neutralius, ginančius iš tikrųjų tiesą ir teisingumą, bet tie priimami sprendimai pasidaro iškreipti, neteisingi. Tokios šalies gyventojai iš tiesų kenčia, ar ne? Paulius savo laiške, taigi Paulius laiške Timotiejui ragina. Taigi pirmiausia, prašau atlikinėti maldavimus, maldas ir pamaldas ir dėkojimus už visus žmones, už karalius ir visus valdovus,
kad galėtumėm tyliai, ramiai gyventi visokeriopą, maldingą ir gerbtiną gyvenimą. Taigi iš čia matome, kad melstis už šalies vadovus yra teisinga, yra priimtina ir yra gera tam, kad šalyje vyrautų teisingumas. Ir tuo geru atveju, teisingu atveju, ar ne, kai šalyje viskas funkcionuoja teisingai ir gerai, tuomet teismai ir valdžios institucijos gina nuskriaustuosius nuo skriaudikų, ar ne? Valstybės įstatymai yra teisingi, vykdantis teisingumą ir tada teismai priima, atsiradus konfliktams tarp žmonių, priima teisingus sprendimus, kurie gina skriaudžiamąjį ir nubaudžia skriaudiką. Priima sprendimą pasmerkiantį skriaudiko veiklą ir nurodant jam to daugiau nedaryti, uždraudžiant jam tą daryti ir taip pat dažnu atveju įpareigojant jį atlyginti skriaudą. Ir tada toks priimtas nutarimas teismo yra privalomas įvykdyti. Privalomas, ar ne? Jeigu skriaudikas to nenori vykdyti, tada jau įsitraukia jėgos struktūros, policija ir eina pas skriaudiką ir priverčia jį tai padaryti. Priverčia, gali būti išieškotas turtas, kažkas atimta jam laisvė, jis gali būti pasodintas į kalėjimą, gali būti nurodytas kažkoks tai atstumas, pavyzdžiui, nesiartinti prie kažkokio tai jo skriaudžiamo žmogaus ir jam prisiartinus, taip pat policija yra privaloma atvykti ir ginti tą, kuris buvo skriaudžiamas. Kol nėra teismo sprendimo, nėra kam pasiskųsti, ar ne? Galima skųstis policijai iš karto, policija turėtų reaguoti normaliu atveju, bet jei nėra taip privaloma, kaip tada, kai yra priimtas teismo sprendimas. Taigi yra gera gyventi šalyje, kurioje yra teisingi teisėjai, priima teisingus sprendimus ir gina skriaudžiamųjų bylas nuo skriaudėjų. Blogai yra gyventi šalyje, kurioje teisėjai yra korumpuoti ir jie neieško, kaip apginti skriaudžiamąjį, bet priima sprendimus palankius jų draugam, tiems, kurie jiems davė pinigėlių, jiems kas yra naudinga ar ne, kas galbūt jiems suteiks galimybę praturtėti, kažkokį įsigyti turtą mažesniem kainom, nes gal kažkoks tai vargšas žmogus, kuris suklupo ar suklydo, ar jam nepasisekė ir susirgo ir nebeturėjo pinigų sumokėti kažkokių valstybei mokesčių, atsirado valstybei skola ir tada valstybė pradeda engti tos savo žmonės, ar ne, apkrauna juos mokesčiais kitą kartą tokiais, kad nebegalima jų panešti, žmonės neįstengia išsimokėti įvairiausių mokesčių, kokius tik prigalvoja valdžios institucijos. Taip, bet tiesa yra tokia, kad valdžia yra visada teisi ir ką valdžia nusprendžia, ar tai yra teisinga, ar tai yra neteisinga, tai bus įgyvendinta, tai bus atlikta ir ji panaudos jėgą, jeigu kas nors norės tam pasipriešinti. Ir tuo pačiu, jeigu sprendimai valstybės yra teisingi, teismo sprendimai teisingi ir buvo priimtas sprendimas skriaudikui atlyginti žalą, pavyzdžiui, bet jis nenori, ar ne, arba draudžiantis skriaudikui eiti ir toliau skriausti kažkokį tai, kam jisai nori padaryti žalą ir jis vis tiek eina tą daryti, jau dabar ne pats nuskriaustasis ginasi prieš skriaudėją, bet teismas jį gina. Ir tas skriaudikas nuo šiol jau dabar, kai yra priimtas prieš jį teismo sprendimas, jisai tampa, jeigu jam tas sprendimas nepatinka, jisai turi eiti su teismu toliau kariauti, jau ne su tuo, kurį jis anksčiau skriaudė ar su kuriuo turėjo konfliktą, dabar jau teismas perima šito konflikto tolimesnę eigą. Teismas dabar spręs toliau, gali skriaudikas apskųsti prieš tai priimtą teismo sprendimą ir bandyti kažkaip tai dar pasiteisinti, bet jeigu teismas yra teisingas, jisai priėmė teisingą sprendimą iš karto, jisai atmes bet kokius skundus ir net už tą bandymą dar kažkaip manipuliuoti ir skųsti neteisingai, dar kartą jį nubaus. Ir, žodžiu, valdžia yra visada teisi, dar kartelį. Taigi dar kartelį pakartoju tiesiog, kad mums tai gerai įsitvirtintų mūsų supratime, kad net ir žemiškoje žmonių gyvenimo sistemos ir valstybėse šalyse mes matome iš patirties ir žinome, kad tai yra tiesa, kad valdžia yra visada teisi. Niekas, joks atskiras pilietis negali pasipriešinti valdžios priimtiems sprendimam ir jų kažkokiem nurodymam. Taip jau yra sutvarkytas mūsų pasaulis. Ir
gera gyventi šalyse, kur yra teisi valdžia, kur yra valdžia siekianti gyventi teisingą gyvenimą, pagal Dievo principus sutvarkytą gyvenimą, kur yra priimti teisingi įstatymai, vykdantis teisingumą, ginantis skriaudžiamuosius ir baudžiantis skriaudėjus, kurių negali paveikti nei teisėjų, nei įstatymus priimančių žmonių, nei policijos, nei kitų teisėtvarkos institucijų negali paveikti jokių grupių interesai kažkokių, tai ir nei pinigai. Tokios valstybės tikrai yra tobulos gyventi. Nežinau, ar tokia nors viena egzistuoja pasaulyje. Mes žinome, kad vienos valstybės yra labiau demokratiškos ir labiau teisinės, bet mano supratimu ir mano žiniomis visose žemiškose karalystėse vadinamose arba valstybėse yra didesnio ar mažesnio masto neteisingumas, pradedant nuo įstatymų, kuriais yra pažeidžiami tikrai teisingi Dievo valdymo principai. Tarkim, šalyse, kuriuose nėra saugoma gyvybė nuo jos pradėjimo pradžios momento iki natūralios mirties, jau yra pačiame valstybės valdymo šerdyje sutrikimas ar neteisingumas, kažkokia sutrikusi jos funkcija. Ir tai persikelia, tai vienas pavyzdys, o yra daugybė, ar ne, kaip tas neteisingumas, korupcija, toksai sugėdimas įsiskverbia kaip pelėsis ar puvėsis, įsiskverbia į valstybių valdymo aparatus ir apima žmonių protus ir širdis ir viskas tampa korumpuota, sugedę, iškreipta ir teisingumas nebėra vykdomas. Jau nekalbant apie valstybės ir šalis, kur yra totalitarinis valdymas, ten yra tik vienas žmogus, kuris sprendžia ir jisai dažniausiai nori, vienintelis jo interesas išlaikyti valdžią savo rankose ir jisai neteisingais būdais naikina savo konkurentus, savo priešininkus, kurie gal turi kažkokių kitokių mąstymo požiūrių ir nuomonių. Tai mes tikrai žinome ne vieną pavyzdį, kaip su to yra susidorojama ir valdžia, tiesiog tas, kuris turi valdžią, tas visada yra teisus ir turi galią spręsti ir niekas šalyje paprastai negali tam pasipriešinti. Gerai, visa tai buvo tam, kad pasakyti, kad žemėje mes turime, galima sakyti, tam tikrą atspindį dangaus karalystės, netobulą atspindį, kadangi žmonės yra netobuli, tačiau nebe reikalo Kristus mums nurodė melstis, kad būtų kaip danguje, taip ir žemėje, savo malda, kurios jis mokė apaštalus. Ja randame, tarkim, Mato Evangelijoje pagal Matą 6 skyriuje, kur Kristus sako, melskitės taip, Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Šitą maldą Kristus nurodė prieš 2000 metų ir mes taip galime įsivaizduoti, kad žemėje yra ir bando žemės karalystės atspindėti tą dangiškąją karalystę, įgyvendinti savo karalystėje tą Dievo valią, nors ir sunkiai joms sekasi, ar ne, dažnai sunkiai sekasi. Taip ir pradžioje, kai Viešpats įkūrinėjo Izraelio valstybę, jo troškimas buvo, kad toje šalyje nebūtų karaliaus, bet jos kažkokius iškylančius ginčus tarp jos gyventojų spręstų teisėjai ir teisėjai būtų teisingi teisėjai, kurie sprendžia įvairias bylas tarp jo žmonių ir kad pats Dievas būtų vienintelis karalius tos tautos. Tačiau vėliau šios tautos gyvenimo eigoje, istorijoje matėme, vėliau gal apie tai daugiau pakalbėsime, kad pati tauta, patys tautos žmonės ėmė prašyti Dievo, kad jis jiems duotų karalių, nors tai nebuvo Viešpaties troškimas. Karalius nėra Viešpaties troškimas, kaip čia žmonių tokiai struktūrai gyvenimo. Tai buvo labiau pagoniškos struktūros, bet izraelitai nusižiūrėjo nuo kitų šalių, taip pat panoro turėti karalių ir taip atsirado žydų tautoje karaliai, pradedant nuo Sauliaus, vėliau Dovydas,
Nes, Dievas išklausė jų prašymą, nors ir nurodė, kad jiems tai nebus taip jau ir gera, nes jie turės karaliui mokėti mokesčius, karalius ims jų sūnus ir dukteris jam tarnauti ir panašiai. Bet taip jau žmogus kartais kitaip mato negu Dievas ir sukuria savo kartais, gal net problemų tokiu būdu. Ką darysi? Tačiau, ką aš norėjau pasakyti dabar toliau, sekantį svarbų labai aspektą, kad jeigu Dievas troško, kad žmogaus tauta, jo žmonių tauta būtų valdoma per teisėjus ir jų valdžia turėjo būti visada teisi, tai kaip labiau dangiškojo teisėjo sprendimai ir jo valdžia yra absoliučiai visada teisi. Žmogiškose karalystėse ir valdžiose mes matome netobulumą ir klaidas, bet dangiškoje dangaus karalystėje ir ten priimamuose sprendimuose nėra klaidos. Jinai yra visada kupina tiesos ir teisingumo. 7 psalmė, 11 eilutė sako: Dievas teisingas teisėjas. Dievas kasdien rūstinasi ant nedorėlių. Taigi, koks dabar yra Dievas kaip teisingas teisėjas, ką jisai gina ir nuo ko jisai gina. Jeigu mes suprantame, kad Dievo karalystė yra ne iš šio pasaulio, kaip pasakė Jėzus Kristus, tai yra dvasinė karalystė, vadinasi, visų pirmiausia, Dievas vadovauja dvasioje. Dvasinių struktūrų ir įvairių kūrinių ir būtybių yra turbūt daug ir gal nėra nei vieno žmogaus, kuris visiškai iki galo ir gerai tai suprastų, būtų pažinęs, kiek yra įvairiausių kunigaikštysčių ir valdžių ir hierarchijų toje sferoje, dvasinėje sferoje. Mes žinome tik tai labai aiškiai, kad yra Dievo karalystė, šviesos karalystė, bet taip pat yra tamsos karalystė, kurioje yra taip pat tam tikra struktūra ir hierarchija ir jose yra įvairias galias turintis veikėjai. Taigi, jeigu mūsų šiame žemiškame pasaulyje esančios valdžios turi galimybę nurodinėti čia esantiems kūriniams, ar ne, žmonėms, tai dangaus karalystės aukščiausiasis teismas ir teisėjas turi visą valdžią virš visų dvasinių struktūrų. Gerai, vadinasi, Dievas kaip teisingas teisėjas rūstinasi ant nedorėlių, mes matėme 7 psalmėj 11 eilutėje, tačiau Luko 18 skyriuje mes matėme, kad jis gina savo išrinktųjų teisės. Taigi dar kartą grįžtame prie to, kas yra tie išrinktieji, kaip jais tapti ir kokios tų išrinktųjų teisės dvasinėje karalystėje ir kaip Dievas jais gina. Taigi prieš nukeliaujant į šitas temas, aš noriu dar, kad mes suprastumėm, kad Dievo karalystė yra dvasinė karalystė ir kad jis turi taip pat savo valdžioje tam tikras struktūras, valdžios struktūros, kurios nedvejodamos ir tiesiog akimirksniu vykdo Dievo sprendimus, kaip žemiškoje valdžioje, ar ne, teismo sprendimas turi būti įvykdytas ir jeigu jam kažkas priešinasi, tai valdžia gali panaudoti policiją, gali panaudoti jėgą ar net karinės struktūros, ar ne, jėga priversti kažką, kas nenori įvykdyti valdžios priimtų sprendimų. Tiesiog prievarta, jėga priversti tai padaryti. Taip ir Dievas dvasinėse struktūrose turi savo angelus, kurie iš karto vykdo Dievo nurodymus, jam tarnauja. Tai yra tiesiog jo valdžios vykdymo struktūros, ar ne, angelų legionai. Kristus sakė, kad jeigu mano karalystė būtų iš šio pasaulio, tai argi Dievas nepasiųstų legionus angelų jo apginti. Jis apie tai kalbėjo tą naktį, kaip jį išdavė Judas Getsemanės sode. Biblijoje tai galime rasti. Pavyzdžiui, tai randame Evangelijoje pagal Matą 26 skyriuje, kur Jėzus sako: bičiuli, ko atėjai? Judui, ar ne? Judai jis vadino bičiuliu. Tada jie priėjo, čiupo Jėzų rankomis ir suėmė, ir štai vienas iš buvusių su Jėzumi ištiesė ranką, išsitraukė kalaviją, puolė vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį.
Tuomet Jėzus jam tarė, kišk kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebėsi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Čia galime suprasti, kad Kristus kaip Dievo vietininkas ir atstovas ir atspindys, reprezentuojantis Dievą, aiškiai nurodo, kad jo valdžia, jo valdžios įgyvendinimas nėra per prievartą šio pasaulio priemonėmis, šio pasaulio valdžios priemonėmis, ar ne, kaip įgyvendina jos tuos sprendimus šio pasaulio valdžia. Ir toliau jis sako, 53 eilutė, o gal manai, jog negaliu paprašyti savo tėvą ir jis be matant neatsiųstų man daugiau kaip 12 legionų angelų. Taigi, Dievo karalystė yra ne iš šio pasaulio, jinai yra dvasinė karalystė ir dvasioje Dievas turi savo valdžios sprendimus įgyvendinančius kūrinius, angelus, ar ne, kurie iš karto, tik Dievui priėmus kažkokį sprendimą, akimirksniu lekia tai įgyvendinti. Jie yra išties Dievo tarnai. Tačiau žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ar ne, pradžios knygoje žinote turbūt šią eilutę. Tai yra pradžios knyga, 1 skyrius, 26-27 eilutė, 26 gal. Dievas tarė, padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Ir tai atsispindi labiausiai tame, kad žmogus turi laisvą valią. Jis nėra akimirksniu Dievo sprendimus privalantis vykdyti savo jokios nuomonės ir valios neturintis tarnas, taip kaip angelai. Todėl žmogus, kaip bebūtų, jis gali savo laisvą valią pasirinkti vykdyti tai, kas yra gera, kad pagal Dievo valią, arba gali tai atmesti. Nuostabus dalykas yra, kai mes pažinę Viešpatį savo norų, savo laisvą valią pasirenkame tapti teisumo tarnais, pasirenkame savo laisvą valią su didžiuliu troškimu savo širdyje siekti Kristų ir patys atiduodame jam savo gyvenimą, savo norų. Tai yra tai, ko Viešpats ir trokšta iš mūsų. Jis trokšta, kad tai būtų santykio, iš meilės gimusio santykio, laisvos valios aktas, ar ne, iš meilės Dievui aš tai darau, iš meilės Dievui aš renkuosi tai, kas teisu ir teisinga ir gera, ir atmetu tai, kas jam nepatinka. Iš meilės jam aš trokštu pažinti, kokie yra Dievo valios principai ir juos vykdyti. Iš meilės jam aš padarau save teisumo vergu. Taigi žmogus yra sukurtas laisvas, jis gali rinktis kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, kiekvienoje situacijoje, kada reikia priimti sprendimą, jis gali rinktis laisvai, kam jis tarnaus, kam jis trokšta tarnauti išties savo gyvenime. Kai pažįstame Jėzų Kristų ir kai suvokiame išties, ką jis dėl mūsų padarė, kai tampame nauji kūriniai dvasioje, tampame tos dvasinės Dievo karalystės piliečiais ir mes savo tiesiog giliu troškimu, mumis užsidega gilus troškimas tarnauti Dievo karalystei, jos gerovai. Tai kaip žinote tą istoriją apie tėvą, kuris turėjo 2 sūnus ir vienas iš sūnų sako, tėti, atiduok man visą palikimą, kurį esi mano matęs, aš nenoriu gyventi tavo namuose, aš noriu eiti į pasaulį, pažiūrėti, pasidairyti, kaip ten viskas atrodo. Taip, ir tėvas nesakė, ne, jokių būdų, aš tau draudžiu, aš tau neleidžiu, tu taip nedarysi. Ne, jis viską padarė taip, kaip jo jaunėlis sūnus prašė. Šita istorija yra aprašyta Luko Evangelijos 15 skyriuje. Jei jums atrodo svarbu ir įdomu, paskaitykite ją dėl savęs dar kartą. Bet aš tik noriu suvesti tokį palyginimą, kad yra sūnus, kuris niekada neišėjo iš tėvo namų ir tarnavo jo sode, jo ūkyje, buvo dabar naujais terminais, galbūt sakytumėm, buvo tėvo verslo dalininkas ir veikia tėvo verslo pelnui visada, ar ne? Ir buvo kitas sūnus, kuris nusprendė, kad jis nori daryti kažką tai kitaip, eiti į pasaulį ir nenori tarnauti savo tėvo versle, ūkyje ir išbandyti kitokius dalykus. Ir tėvas jam leido, ar ne? Taigi žmogus yra, kaip ir tie 2 sūnus, sukurti su laisvu apsisprendimu.
Ir tas sūnus, kuris išėjo iš tėvo namų, taip pat kažkuriuo gyvenimo momentu jis buvo laisvas sugrįžti. Ir kas atsitiko, tėvas jo nei pasmerkė, nei kažkaip tai atstūmė, bet jis laukė, tėvas laukė, kad tas sūnus, kuris buvo susimaišęs savo galvoje, ar ne, buvo paklydęs, buvo suklaidintas, buvo apgautas šio pasaulio kažkokiu tai miražu, kažkokiu reklamų, taip galime sakyti, ar ne, jisai sugrįžo, jisai galiausiai suvokė, kad jis klydo ir kad nėra geresnės vietos kaip tėvo namai. Tėvo namuose tarnauti yra nuostabus gėris ir jis savo laisvo apsisprendimų grįžo į tėvo namus ir jis su atgaila puolė jam po kojų ir sako, aš dabar būsiu tavo vergas, būsiu tavo tarnas, tu tik mane priimk atgal į savo namus. Jisai savo laisvą valią nusprendė ir išreiškė šitą troškimą būti netgi savo tėvo namuose vergu ir tarnu. Tačiau tėvas jį sutiko su džiaugsmu ir jam grąžino viską, ką jis buvo praradęs, tas jo sūnus ar ne. Jam tėvas uždėjo iš naują atarą, uždėjo žiedą, naujus sandalus, batus ar ne. Pagerbė savo grįžusį sūnų už tą jo sprendimą, apsisprendimą, kad dabar, tėve, aš noriu tarnauti tavo namuose. Taigi, žmogus yra laisvas, jis nėra iš karto automatiškai tiesiog neturintis jokio pasirinkimo, vykdantis Dievo sprendimus. Ne, Dievas žmogus sukūrė laisvę ir trokšta su juo turėti tą santykį, laisvos valios, laisvo apsisprendimo santykį, kur žmogus suvokęs Dievo gerumą ir tą nuostabumą būti jo karalystės dalimi, ateitų ir pats išreikštų troškimą dirbti savo tėvo versle. Na ir tada mes taip galim save pavadinti, mes esame Dievo tarnais, teisumo vergais ir panašiai. Taip mus ragino apie save kalbėti Paulius laiške Romiečiams, 6 skyriuje. Jisai sako, argi nežinote, 16 eilutė, argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kuriam paklūstate. Taigi, kam mes paklūstame, mes turime laisvą valią apsispręsti, kam mes norime paklusti. Ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar paklusnumas vedantis į teisumą. Vadinasi, yra gerai savo laisvų sprendimu apsispręsti paklusti Dievui, dangiškajam teisėjui, kuris priima teisingus sprendimus. Bet ačiū Dievui, sako toliau Paulius, kad nors buvote nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklustote tam mokymo pavyzdžiui, reiškia, mes iš kažkur išgirdome apie Jėzų Kristų ir ko jisai mokė, ir jam paklusome savo laisvą valia, širdies laisvu apsisprendimu, ir kuriam buvote pavesti. Ir išlaisvinti iš nuodėmės tapote teisumo tarnais. Na, skirtingi vertimai naudoja šiek tiek skirtingus žodžius. Gal ne tai esmė, bet tarnas, vergas ar ne, jeigu mes pasirenkame tai daryti savo laisvą valią, mes apsisprendžiame tarnauti Dievui, tai mes tampame teisumo vergais. Ir toliau Paulius sako, kalbu grinai žmogiškai dėl jūsų kūniško silpnumo, kai buvote atidavę kūno narius vergauti, netyrumui ir nedorybei. Kaip tas paklydėlis sūnus, ar ne, jisai darė įvairiausius dalykus, priešingus dorumui ir gerumui ir tyrumui, kad ir elgėsi nedorai, kad elgtumėtės nedorai, sako Paulius. Taip pat atiduokite savo narius vergauti teisumui, kad taptumėte šventi. Tai čia Biblijos vartų vertimas, kitas vertimas ekumeninis, kurį aš turiu, truputėlį kitaip sako, 17 eilutė. Nuo 16 pradėsiu. Argi vergiškai tarnauti jūs iš tiesų, argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote. Ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar klusnumas vedantis į teisumą. Vadinasi, mes galime pasirinkti, kurio klausome, ko klausome ir kam tarnausime, nes ko klausome, to tampame vergais. Ačiū Dievui, kad buvę nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti, ir išvaduoti iš nuodėmės tapote teisumo vergais. Taigi, čia gal kaip ir yra tas kelias, ar ne, kuris veda mus į tapimą dangiškosios karalystės piliečiais ir tais išrinktaisiais, apie kuriuos kalba
evangelistas Lukas 18 skyriuje, kuriuos Dievas kaip teisingas teisėjas, turintis absoliučią valdžią, kuri yra absoliučiai privaloma vykdyti visose dvasinėse struktūrose, išrinktaisiais, kurių teisės gina ši dangiškoji absoliuti valdžia.